Jum šitas būrimas vasario mėnesį arba bet kada žiūrėsit šitais gyvatės metais, ką žiūri dabar, kurie prasideda sausio 28 ir tam vasariui, kur kaip ir pirmas mėnesis pagal rytų horoskopą. Paklausim, ką vandeniam pasakys Taro, kas buvo, kas bus ir kuo širdį nuraminsit. Taip, kortos būrė. Ir pažiūrėkim, ką jum pasakys. Jeigu patinka, jeigu tinka, dėkit laikus, dėkit komentarus, prenumeruokit, mėlieji. Visada pamatysit mano naujus būrimus ateičiai. Pasibaigė. Kažkas praeities baigėsi, karstas tai pabaiga. Pabaiga kažkokio jūsų gyvenimo etapo ir prasideda naujas. Galbūt kažkas pagaliau sukursit šeimą, jeigu neturėjot, arba keisit gyvenimo partnerį, arba įteisinsit savo santykius oficialiai. Kažkas tai tokio labai rimtų keisis. Ir paklausim dar šitų vokiškų kiperkortų, ką jos nori dar jums papildomai pasakyti apie tą jūsų ateitį. Turėsit labai gražius namus, turėsit labai gražią šeimą, turėsit turtingą gyvenimą, mėlyji. Moteris laukia, kažkas iš jūsų, kur žiūrit per langą ir laukia to savo gyvenimo partnerių, vyrai, kažkas jūsų labai laukia. Kažkas jūs labai myli, laukia jūsų žinutės, laukia jūsų pasirodymų savo gyvenime. Bendraukit, nesvajokit savo galvoj, bet eikit, moteris jūsų laukia. Šita moteris, kuri gaus jūsų žinutę, tikrai neatsisakys jūsų, nes čia rodo, kad jinai sutiks su jūsų pasiūlymu. Ir jūs turėsit labai gražią šeimą ir namus. Kokia jūsų ateitis? Jūs stovit kryžkeliai. Per ką jūs pasieksit savo? Koks jūsų gyvenimo rezultatas? Kokį pasirinksit kelią, tokį ir turėsit. Kelias visada jūsų, kiekvieną akimirką jūs stovit kryžkeliai ir renkatės sekantį savo gyvenimo žingsnį, kur eisit. Visada žmogus stovi kiekvieną akimirką, kiekvieną dieną jis kryžkeliai. Ką jis darys toliau, kaip jis eis, ką jis nuspręs, kokią jis žinią parašys. Rašykit, vyrai, žinutę savo moteriai, kuri jums patinka. Nelaukit, nesvarstykit toje atsistoję kryžkeliai. Judėkit į priekį. Dirbkit, bet ir kurkit savo ateitį, kurkit savo gyvenimą. Laikas tiksi. Kiekviena diena pragyventa be reikalo, tai yra prarasta diena. Laikas tiksi. Čia laikrodis, vyras stovi, o jo laikas tik. Eikit pirmin. Eikit, mėlieji vyrai. Moterys, paskatinkit, kad paskubėtų. Reikia gyventi. Gyvenimas labai trumpas. Dėkui už laikus ir prenumeratas, mėlieji.